Per Mercedes-Benz Japonijos mados savaitę japonų dizaineris sukūręs Lady Gagos kostiumą 2011 m. MTV apdovanojimams A-Japan ceremonijai savo 2012-13 m. rudens žiemos kolekciją pristatė pasitelkęs ekologijos temą, kurią įkvėpė branduolinės katastrofos ir susirūpinimas dėl aplinkos. Visame pasaulyje žinomas dizaineris Masanori Morikawa savo šalyje ypač išpopuliarėjo po to, kai sukūrė sukneles Lady Gagai ir kitoms įžymybėms. Savo rudens žiemos kolekciją pavadintą Lost jis paskyrė grėsmei, kurią sukelia gamtai tokios katastrofos kaip Černobylis ir iki šiol tebesitęsianti branduolinė krizė Fukušimoje. Juodais drabužiais vilkintis modeliai vaikščiojo apšviesti žalios šviesos ir atrodė tarsi esantis miško priedangoje. Ant podiumo vėl buvo galima išvysti jo firminių punkų stiliaus metalinių detalių, tačiau naujiena tapo kūną aptempiančios žalios trumpos suknelės. Tęsdamas gamtos temą, Morikawa pademonstravo didžiulę vaikščiančią gėlę, pagamintą iš krūvos juodų pagalvėlių. Viso pristatymo metu skambėjo dramatiška muzika, o jį užbaigė vaizdinė instaliacija, per kurią buvo parodytas paukščių narvelis, kuris užsiliepsnojo ir transformavosi į nuskrendantį angelą.